Pirmą kartą bandžiau pasigaminti Helovyno užkandžius, tačiau nesitikėjau, kad jie gali kainuoti mažiau nei vienas kavos puodelis. Dabar jums parodysiu, kaip viską padaryti iš to, ką jau turi virtuvėje. Labas visiems, su jumis sveikinuosi dar naujam video. Tai kadangi ruduo ir artėja viena didžiausių rudens švenčių, tai sugalvojau Helovyno progą padaryti keletą užkandukų, kad būtų greita, labai paprasta, neužtrukčiau ilgai virtuvėje ir kad jums kažką lengvo ir įspūdingo parodyčiau. Tai dabar lėkiu į parduotuvę, nusipirksiu, ko dar trūksta ir susitiksime namuose. Na va, grįžau iš parduotuvės, nusipirkau, ko man reikės užkandžiam. Iš tikrųjų, daugiau nei pusė ingredientų turėjau namuose, kaip ir daugelis tikriausiai iš jūsų, bet ko reikėjo, tą nusipirkau. Tai namuose neturėjau ir nusipirkau migdolų riešutų. Dar labai įdomios akys guminukai pasirodė, tai tikrai bus į temą, manyčiau. Dar nusipirkau alyvuogių, juodų ir žalių, ir sluoksniuotos tešlos, o visus kitus ingredientus turėjau namuose, tai sviestas, miltai, cukrus, kiaušiniai, spagečiai ir dešrelės. Taigi, pirmas mūsų užkandukas bus raganos piršteliai, tai mums reikės sviesto, tai jį pirmiausiai išsitirpinsiu, nes reikia, kad šiek tiek atvėstų. Na va, išsitirpinau sviestą ir dabar, kol jisai šiek tiek atvės, einam prie kito žingsnio. Tai dabar įsimušim kiaušinį vieną. Kadangi aš darau už pusę porcijos, tai tik tais vieno kiaušinio reikės. Čia yra apie 3 šaukštus cukraus, tai pilam kur kiaušinis. Dabar reikia viską gerai išplakti. Pilsim ištirpintą sviestą. Čia dėjau apie 150 gramų, šiaip apie 300 gramų reikia dėti, bet sakau, aš iš pusę porcijos darau, tai viską mažinu ir dar kartą perplakim. Na va, paskutinis žingsnis tešlos, tai yra miltai, tai čia apie 250 gramų. Na va, tešla paruošta ir dabar apie pusvalandį reikia palaikyti ją šaldytuve. Na va, baigiau daryti tuos pirštukus, šiaip man atrodo, kad labai neblogai tikrai gavosi ir taip tikroviškai, gal netgi šiek tiek baugiai. Tai dabar šausim į orkaitę ir keps apie 25 ar tai 30 minučių ant 180 laipsnių. Na va, iškepė pagaliau ir mūsų raganų pirštai. Tai šiaip atrodo tikrai ganėtinai įspūdingai ir taip tikroviškai. Dar jeigu norisi kraupiau, tai būtų galima su kokia raudona uogienė va čia aplink nagus, tai atrodo lyg kruvini raganos pirštai, tai būtų dar geriau. Bet šiaip tai, manau, pavyko. Na va, šokam į antrą užkandį, tai mums reikės tik tais 3 ingredientų, tai dešrelės, sluoksniuota tešla ir akytės guminukai. Tai šitą planuoju dėti kaip vieną akį ir padaryti tą kaip jau ir grinai mumija. Nu, nežinau, kaip aš čia pritvirtinsiu, bet turiu vieną planą, tai tikiuosi pavyks. Nieko nelaukiam ir šokam daryti antrą užkanduko. Tai pirmiausia, ką mums reikės pasidaryti, tai pasibarstyti šiek tiek miltų. Na va, manau, bus jau gerai. Reikia susipjaustyti labai plonom juostelėm, gal iš tikrųjų net plonesnėm. Na va, susipjausčiau juostelės tokias plonas, tai dabar reikia paimti dešrelę, nežinau kaip čia pradėti. Jau matau, kad čia bus kas veikt. Na čia nelabai gaunasi, tai jaučiu, išjungsiu kamerą ir
Parodysiu paskui, kaip čia gavosi, nes esmę vis tiek supratot. Pavyko, kaip pavyko, nežinau, kaip čia atrodys, kai viskas iškeps, bet dabar dėsiu į orkaitę ir apie 20 minučių keps. Na va, gaminimo procesas įpusėjo, iš tikrųjų man jau atsibodo ir nežinau, tikiuosi, čia viskas išeis labai gražiai susidėliot, nes kai pirmą kartą filmuoju, tai kai pirmą kartą filmuoju būtent tokis kažką su gaminimu, tai atrodo baigiu jau išpratėt. Iškepė mano mumijos, tai iš tikrųjų pirmas pastebėjimas, kad reikėjo dėti daugiau tešlos, aš kažkaip galvau, kad ta sluoksniuota tešla jinai labiau kažkaip išsipučia ir panašiai, bet dėja taip neatsitiko, tai dabar bandysiu kažkaip įkomponuoti šitą akį. Pasiruošiau dantų krapštuko, gal kažkaip reikės jas persmeigti ir panašiai, kad jos tvirtai laikytųsi. Gavosi geriau, iš tikrųjų, nei įsivaizdavau, labai gerai su dantų krapštuku, tiesiog tą akytę prisitvirtinu, tai ir taip va tikrai tvirtai laikosi, tai visai taip gerai atrodo ir toks ir skanus užkandukas. Faktas, jeigu valgy, tai tą guminuką būtų geriausia nusimti, nes nelabai tikriausiai skanu, bet šiaip tai nice. Na va, priėjom ir prie trečio užkandžio. Šitas užkandis iš viso vadinasi easy peasy, nes jį labai lengva ir paprasta pagaminti, bent jau man taip atrodo. Reikėjo įsivirti 3 kiaušinius, na bent jau aš įsiviriau 3, tai jeigu daugiau nori, tai automatiškai verdas daugiau. Tai perpjovau per pusę ir recepčiukas tikrai labai paprastas, reikės dar juodų alyvuogių. Ir jeigu norit kažkokių ten prieskonių, kurie būtų ar oranžiniai, ar raudoni, tai aš tiesiog paimiau vištienos prieskonius, bet gal geriausiai tiktų kokią papriką, bet aš jas neturiu, tai naudosiu šiuos. Na va, gavosi daug geriau, nei aš tikėjausi, kur tikrai tokie bariukai ir atrodo, kojos kitų lyg išlaužytos, bet nieko, reikėtų tiesiog gal labiau su kažkuom pritvirtinti, nes tik prilėtai ir tos kojytės griūna, bet aš patenkinta, kai užtruko tik apie 5 minutės, neskaitant kiaušinių virimo, tai tikrai liuks. Pagaliau priėjom prie pabaigos, tai tikiuosi jums video neprailgo, nes man iš tikrųjų šiek tiek prailgo jį filmuoti. Patys užkandžiai labai greit pasidaro, bet kadangi kartu dar yra filmuojama, tai kol visus kadrus pusės susidėlioju, tai tikrai labai laikas prisideda laiko daugiau. Tai kaip vertinu pačius užkandžius, tai man jie patiko, užskaitau. Jeigu švęsčiau Halloweeną, tai tikrai gaminčiau tokius ir kiekvienais metais, bet kadangi nešvenčiu, tai šita idėja gimė tiesiog nufilmuoti video ir pasižiūrėti, kaip čia ir pačiai seksis, nes tikrai irgi buvo šiek tiek įdomu. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi video neprailgo, nepamirškit paspausti like mygtuko, jeigu patiko, jeigu nepatiko, tai paspauskit dislike, ką jau čia padarysi. Prenumeruokit kanalą ir palikit kokį komentarą. Tai ačiū ir iki greito!